konferencijai jau sakiau, kad pagrindinės priežastys, dėl kurios mes pralošėm, buvo tik kamuoliai. Labai mažas pataikymo procentas metam buvo tritaškių. Ir aš manau, gynybai padarė. Lenkai sužaidė aukščiau savo galimybių? Sunku pasakyti. Lenkus tik tai buvo matę, kai skautingas yra daromas tik tai iš sudėtų kažkokių tai klipų. Aš Lenkų asmeniškai nebuvau matęs žaidžiančių, bet aš manau, jie žaidė šiandien su daug didesnė motyvacija, žaidė namie, savo dalį palaikomi, tai jiems, manau, ir padėjo. O mūsų motyvacijos trūksta? Manau, kad mums trūktų, nežinau, sunku pasakyti, daugmeniai kalbėjom su vyrais, kur priežastis sunku pasakyti, atrodo, stengiamės, dirbam, treniruoti ir viskas duoda lapus, viską analizuojam, kur problemas sunku pasakyti. Tomai, per 3 kėlinius Lenkai buvo matę 3 važiuos, reiškia, gynybos neagresyvi, nesijaučia pavyzdžiui, sunku pasakyti, mes irgi nuo šaliukų žaidėjai palaikydami ir stengdami žaidėjams atverti, jeigu nematydavo, kiek turėdavo baudų, kad subauduoti, pasakyti iš tikrųjų sunku. Tomai, dažna žaidėjų rotacija mūsų komandoje neišmuša kažkaip šviežių galbūt. Lenkai šiandien žaidė 7 krepšių. Aš nežinau, čia treneris turi šitą klausimą. Treneris pasirinko tokią taktiką ir mes atliekame kaip tokį darbą, kaip treneris pasako iš tai. Bet tau nekeista, kai tu įmeti šilės kelis metimus ir tu įsikeičiam? Nenorėčiau iš to. Kaip rytojus darbas? Nėra kur trauktis. Pykčio šiek tiek daugiau jūsų komandai. Čia visą laiką yra prieš šias varžybas, žinojom viskas kaip bus, kad Lenkai žais tikrai agresyviai, vis tiek namie žaidžia, didelis palaikymas,